Ikonos TV svečiuose, nors tiesą sakant, iš tikrųjų mes esame svečiuose pas Rimą Olbergytę Stankus. Rima yra socialinių ir labdaros projektų ir sumanytoja, ir kuratorė, ir įgyvendintoja, žodžiu, tikriausiai nuo A iki Z visus darbus pati ir darai. Labas. Labas. Tai visų pirma, pradėkime nuo vieno iš tavo projektų, aišku, yra tikrai nemažai, 3 seserys. Taip. Atšventėte kaip tik pirmuosius metus, išmokot vaikščioti, aš tikiuosi gerai. Taip. Tai papasako, kas tos 3 seserys, ar jūs iš tikrųjų esate 3, kuo jūs užsiimate ir kuo šis projektas yra ypatingas? Atšventėm metus ir labai toksai, žinai, kai jau norisi pradėti kalbėti apie patį projektą, ne tik tais kaip apie projektą, bet kaip apie jau visą moterų bendruomenę. Startas buvo, kad 3 seserys, tai projektas moterim, kad kiekviena moteris turi galimybę padėti viena kitai, kad tai yra psichologinės konsultacijos, kad tai yra seminarai, visai kita. Šiai dienai jau norisi kalbėti ne tik tais, kad tai tiesiog projektas. Jau šiai dienai mes turim subūrusius milžinišką bendruomenę moterų. Tų, kurios nori padėti, tų, kurioms reikia pagalbos, tų, kurios čia suneša daiktus į mūsų butiką, tų, kurios lankosi nuolat seminaruose pas mus. Per metus mes padarėm 25 seminarus moteriam. 2 iš jų... Iš tikrųjų, bendruomenės narius įdomu kaip pasiskaičiuoti. Šiaip, jeigu vertinat pagal mūsų socialinio tinklo paskyrą, tai 21 000 moterų. Per metus. Per metus, taip. O šiaip, nežinau, turbūt galėtumėm skaičiuoti kiekvienam mieste po 10 000 tų moterų, ir kurios laukia mūsų susitikimų su mumis, laukia galimybės įsigyti kažkokius daiktus ir tai paaukoti. Siunčia mums kiekvieną dieną didelius paketus dovanų, kur sako, dalinuosi su jumis savo spintą, savo visų kuo, savo kūrybą, savo daiktais, savo aksesuarais ir visų kuo. Ir moterims pasidalinti savo spintą, tai iššūkis. Čia yra didelis iššūkis, bet man yra geriausias dalykas, kad tos moteris vis labiau noriau dalinasi. Ir netgi parašo mums, ruošiuosi valyti savo spintą, nekantriai laukiu, ką aš galėsiu jums atsiųsti arba su jums atnešti į 3 seseris. Norim atidaryti daugiau taškų Lietuvoje, norim padaryti daugiau gerų darbų vardan moterų, norim turėti daug išvažiuojamų seminarų, mažesnius miestelius į kaimo vietovės, norim atsivežti daugiau moterų čia į Vilnių. Žodžiu, daug visokių dalykų su 3 seserim norim daryti ir labai esam dėkingos kiekvienai moteriai, kuri prisideda, kuri ateina, kuri mus įkvepia imtis naujų žingsnių, kai ji pasako, man reikia pagalbos ir man labai jos reikia. Iš tikrųjų, kodėl pavadinimas yra 3 seserys? 3 seserys, todėl, kad šiaip kodėl seserys, ar ne? Jeigu pagalvotumėm, ką reiškia žodis sesuo, prie ko mes esame pripratę. Sesuo tai ir mano biologinė sesuo, ar ne, su kuria aš augu, galiu apkabinti, bet sesuo, sesutė, kuri yra ta, kuri teikia pagalbą, ar ne? Reikia vadinti, bet vis tiek visi sako kažkaip. Taip, vis tiek sesutė. Nu, taip, atrodo, kad tu kreipiesi ir jau yra šilta, jau yra paprasta, yra lengva, sesutė, sesuo. Vienuolė. Jie irgi yra sesuo, žmogus, kuris gali išklausyti, kuris gali padėti. Daug tame yra užkoduotų momentų. Tai, kad yra 3... Savo sistema, man labai patinka šitą. Taip. Ir 3 irgi yra vienas iš tų tokių magiškų, dieviškų skaičių, ar ne? Tame trejete yra visa pilnatvė. 3, daug pasaulyje visko, kas yra labai magiško ir labai švento netgi, yra susijęs su to skaičiumi 3. Rima, kaip veikia pats mechanizmas, ar ne? Tai yra butikas, kitaip tariant. Taip. Kaip tu sakai, moteris atneša daiktus, gražius daiktus, kuriuos dar pačios galėtų dėvėti, nešioti ar avėti, tiesa, bet jos daiktus aukoja tam, kad kitos moteris nusipirktų.
Taip. Teisingai, visiškai nieko nesuklydau. Nieko nesuklydai, Lavija. Vienas iš mūsų tų projektų, viena iš tų sudėtinių dalių yra būtent labdaros butikas, kai moteris išsivalo savo spintą, pasijaučia geriau, lengviau, atneša čia, atiduoda. Visą laiką moterų prašome, kad jos užmestų savo moterišką akį į tus drabužius ir aksesuarus ir kad pažiūrėtų, ar tikrai kita moteris norėtų juos įsigyti. Kita moteris įsigyja tus daiktus. Ir visos lėšos, kurios yra gaunamos iš to butiko, žodžiu, jos keliauja 3 seserų veiklai vykdyti. Tai reiškia, kad už tos pinigus mes galime padaryti daug seminarų, kad mes galime turėti šitą erdvę socialinę, kuri visą laiką yra atvira moterim, kad mes galime jau mokėti minimalius atlyginimus, bet mokėti ir kurti komandą, didinti komandą. Pats butikas yra tik tais viena dalis viso projekto. Kitos dalis jau yra. Čia yra ir mūsų mažoji biblioteka, kur moteris gali ateiti, pasiimti knygų, pasiskolinti. Yra mūsų erdvė seminarų, yra mūsų išvažiuojami, atvežamieji seminarai, visą kitą. Tai taip ir vyksta. Kažkas sakytų, atsidarytų savo gražų, madingą butiką. Dabar iš tikrųjų populiaru, ar ne? Tokių visokių drabužių parduotuvėlių, aksesuarų parduotuvėlių turėti. Ir neturėtų to vargo, kam ten dar kažkam organizuoti. Gerai sau gyventų ir gertų savo rytais kavą be galvos skausmo. Aš su ironija, tu supranti. Žinau. Kam tau to reikia? Daugybei moterų tokių dalykų reikia, todėl kad mūsų prigimtis yra globa, pagalba, atjauta, supratimas, išsakymas nuomonės, išsakymas savo jausmų. Daugybę dalykų moteris daro, nes tai yra mūsų prigimti. Man noras padėti, jisai visą laiką buvo. Aš manau, kad jeigu atsirastų tokių projektų panašių ar panašiai veikiančių ar visiškai dar kitų naujadarų su socialinė pakraipa, aš manau, kad mes visi gyventume ženkliai geriau ir moteris būtų ženkliai laimingesnės. Man kas be nutinka, aš einu laimingai savo darbą, todėl kad aš žinau, kad tai, ką aš darau, duoda didelį rezultatą, kad pasitikė moteris, kad mes nevadinam moterų savo klientės, atėjo klientės ir atnešė kažką, mes vadinam Birutė, Ona, Giedrė atvažiavo iš Šalčininkų. Tai yra visiškai kas kita, man gera tai daryti ir tai ir yra ta mano prabangi kava, kaip sakant, su vaizdu į katedrą.